Sveiki, aš esu Petras Danavičius ir šiandieną aš jums papasakosiu pristatysiu pranešimą apie prototipinį objektiškai orientuotą programavimą ir parodysiu šiokią tokią eksperimentinį implementaciją to būtent objektiškai orientuoto programavimo prototipinio su Python. Tai nebus visai kalba tokia, kuri naudinga jums būtų. Tai bus daugiau pamąstymo tema, daugiau kompiuterių mokslo tema ir tokia daugiau gal net filosofinė. Filosofinė, nes kaip ir kiekvienas programuotojas, aš mėgstu skambius žodžius ir mėgstu savinti skambius titulus, kaip filosofas, menininkas, kūrėjas, ninja ir rockstar, roko žvaigždė. Nes jo, programuotojai, kurie po 8 valandų tamsoj kamurkiai kala kodą, turi ekvivalentų gyvenimo būdą kaip ir roko žvaigždės. Tai tuo ir pradėkime apie objektiškai orientuotą programavimą. Man ganėtinai sunku ištart objektiškai orientuotas programavimas, dėl to eigoje aš turbūt tarsiu OPP, net nepaisant to, kad santrupa yra OOP. Tai va, OPP apibrėžimas, kurį aš radau Wikipedijoje Lietuvos, tai yra programavimo paradigma kompiuterinių programų architektūrą, naudojanti objektus ir jų sąveikas. Šiaip nieko aš nesuprantu šitom apibrėžime, man jisai nelabai patiko, dėl to aš sukūriau savo. Tai va, apibrėžimas. Objektiškai orientuotas programavimas. Yra objektai, savaime suprantama, objekto viduje saugoma jo būsena, dažniausiai atributų pavidalu, objektas turi sąsają bendravimui su išore, dažniausiai metodų pavidalu, objektai sąveikauja vieni su kitais netiesiogiai keistami vienas kito būseną, bet siuntinėdami vienas kitam žinutes metodų kvietimo pavidalu. Taigi, dažniausiai, kas esat susidūrę su objektiniu programavimu, dažniausiai jūs esat susidūrę turbūt su klasikiniu, tuo kaip Javos, kur yra klasės ir yra objektai. Kur yra klasės, kur tu apsirašai, kaip veiks objektai, tada objektai įgyvendina klases ir veikia. Dažniausiai. Tai va. Prototipinis pašalina klasės iš viso to reikalo, bet apie tai vėliau. Pradžiai apie tai, kaip iš viso atsirado OPP. 1972 metais, bet pradėjo anksčiau toksai Alan Kay, kuris yra beje vienas turbūt žinomiausių programuotojų pasaulyje, sukuria programavimo kalbą Smalltalk, kuri yra pirma objektiškai orientuota kalba. Tai kalba galbūt irgi nelabai tinkamas žodis, nes tada jie daug eksperimentavo ir tai daugiau buvo aplinka, programavimo aplinka. Nes visas Smalltalk tai nėra vien tik kalba. Tai yra ir kalba, ir redaktorius, ir versijavimo sistema, ir netgi runtime'as, kur galis padaryti pauzę, persikelti kitą kompiuterį, vėl pratęst. Žodžiu, didžiulė idėja lenkianti dabartinės didžiosios mūsų programavimo aplinkas savo funkcionalumu. Tai va. Buvo tas Smalltalk, visiems patiko, ypač akademikam, bet tada atėjo toksai, aš nemoku ištarti jo vardo ir pavardės, jisai pats savo svetainį yra įsidėjęs audio failą, kaip ištarti jo vardą, tai yra Barnės Traustrup, ir jam irgi patiko objektiškai orientuotas programavimas, bet jisai buvo C programuotojas, ir jisai sukūrė transpiliatorių, nežinau kaip tarti tą žodį, translatorių. Sukūrė translatorių ir sukūrė pseudos į kalbą ir parašė translatorių, kuris visą tai paverčia į C kalbą ir taip atsirado C++, kuris dabar turi realų kompiliatorių, bet prieš tai buvo TypeScript, kuri konvertuoja TypeScript kodą į JavaScript. Tai Barnės Traustrup turėjo tokį patį reikalą, kuris konvertavo į C kodą. Beje, C+1 lygus C++,
šita sąlyga visada yra false. Šiaip matematiškai. Tai va, jam patiko objektiškas programavimas, bet ką jisai padarė, jisai sukūrė tokį pseudo-objektišką orientuotą programavimą. Tokį, kad veiktų maždaug susi. Ir veikė jam. Tada atėjo Sun Microsystems, kažkada žymi kompanija, jie paėmė jie nusprendė, kad C++ yra per daug kosmosas. Ir jie apkarpė aštrius kampus ir taip atsirado Java. Alan Kay netaip įsivaizdavo objektiškai orientuotą programavimą, bet jeigu dabar kalbam apie OPP, tai Java ir C++ yra pateikiamos kaip kanoniniai pavyzdžiai, kas yra objektiškai orientuotas programavimas. Toliau, kaip atsirado prototipinis. 87 metais toks Davidas ir Randalas, dirbdami tam pačiam ofise, sukūrė kalbą self. Tai buvo eksperimentinė kalba ir kodėl jie sukūrė tą kalbą. Dirbant su objektiškai orientuotu programavimu buvo pastebėta, kad kai prisikūri kažkokią klasių hierarchiją ir tam prisireikia vieno objekto, kažkokio objektėlio mažo. Ten nedaug jisai turi skirtis, bet jo labai reikia. Ir niekur neįsipaišo hierarchija. Panašiai kaip buvo Mantui, kur jisai ten darė nefengšui visokius būdus, kad jam tas procesas rodytų. Tai va būna tokia situacija. Ir jeigu tu turi tą dualizmą tarp klasių ir objektų, tau reikia sugriauti visą velniop klasių struktūrą, įterp kažkur klasę, vėl viską aplipdyti ir va tu turėsi klasę tam naujam objektėliui. Realiai ką aš darau? Aš taip nedarau. Aš paimu bet kurią klasę, privarau ten ifų, sukasi kaip bitė. 100 metų veikia kodai. Bet Davidas ir Randalas buvo šiek tiek protingesni už mane, daug protingesni už mane. Ir jie uždavė klausimą, o kas jeigu aš galiu praplėsti ne klasę, kaip klasė praplėsti klasę, bet galiu praplėsti objektą. Tada automatiškai sako kitas klausimas, o kas jeigu aš galiu praplėsti objektą? Ne, šitą aš jau sakiau klausimą. Kitas klausimas buvo, o kas jeigu mums visai nereikia klasių? Ir taip gimė self, kuri buvo, kaip ir minėjau, eksperimentinė kalba, žinoma siauram ratui žmonių ir jinai iki dabar dar yra kuriama. Ir tarsi veikia, bet šiaip būtų numirus. Jaine 95 metai, kai toks Brendanas gauna 10 dienų užduotį, jis turėjo 10 dienų sukurti naują programavimo kalbą tokiai kompanijai Mozilla, kuri kūrė naršyklę Mozilla. Labai išradingis pavadinimas. Taigi, jisai buvo geekas tuo metu, man atrodo ir dabar geekas, ir būtent tuo metu jis domėjosi ir žavėjosi dviem kalbom. Tai buvo self ir schema. Schema tai toksai Lispas, funkcinis programavimas, ir selfas tai yra prototipiniai objektai. Bet Mozilla buvo vis dėlto kompanija ir tuo metu Java buvo populiaru ir sako, ir padaryk, kad būtų panašu į Java. Taip gimė per 10 dienų, gimė JavaScriptas. Tai buvo samplaika tarp funkcinio programavimo, prototipinio objektiškai orientuoto programavimo ir Javos. Ir apie 20 metų mes visi kenčiam. Bet kas dirba su webu, turbūt susidūrė su JavaScriptu ir tai turbūt populiariausia antra programavimo kalba. Žmonės programuoja kažkuo ir dar ant viršaus JavaScripto. Bet turbūt net ganėtinai didelis procentas žmonių netgi nežino, kad tai yra prototipinė kalba. Taigi, laikas demonstruoti kodą, tikiuosi veiks. Pradžiai būtent prototipas ir objektai. Tai va, kai yra klasės, būtent klasinis programavimas, tai tu turi vieną klasę, jinai praplečia kitą klasę ir visą hierarchiją. Tai turi objektą, kuris įgyvena klasės interfeisą,
Tai jeigu kvieti metodą objekte, jisai ką daro? Tikrina, ar tavo klasėje yra toks metodas? Nėra. Ar tavo klasės tėviniai klasėje yra toks metodas? Ne, nėra. Ir taip toliau, kol randa arba miršta su klaida. Prototipiniam nėra klasių, kaip ir minėjau, yra objektai. Tai objektas realiai praplečia objektą, kitą. Tai terminas yra prototipas, yra va šito objekto prototipas yra tas, kuris jį praplečia. Tai vėlgi, idėja panašiai, jei kvieti metodą objekte, tai jisai tikrina, ar tavie pačiam yra tas metodas, jei nėra, ar tavo prototipė yra tas metodas, o jei nėra, ar tavo prototipė yra tas metodas, kol iškviečiamas arba miršta su klaida. Tai va. Čia pirmas mano demo, tai yra du dalykai, kaip sukurti objektą, create ir kaip praplėsti objektą. Svarbiausia yra, kaip praplėsti objektą. Ir norint praplėsti objektą, reikia turėti kanoninį objektą, kurį visada norėsi praplėsti. Kadangi tai yra Pythonas, o Pythono vienas iš stipriausių dalykų yra žodynas, dictionary, tai aš objekto implementacijai naudosiu žodyną. Tai va čia yra kanoninis objektas mano implementacijos, ne? Jis matosi? Jis matosi. Jis ganėtinai paprastas turi, kas susidūrė su JavaScriptu, turbūt žino šitą under proto magišką į reikalą. Tai bus paprastas objektas, paprastas žodynas, kuris nieko neturės, tiesiog jo prototipas bus kitas tuščias žodynas. Ir viskas. Jei grįžtant į tą demo, pažiūrim, ar veikia visų pirma. Ne šitą reikia spausti. It's fine. Tai va, ne vienas asertas nemirė, tai viskas gerai. Galim sukurti objektą su create, perduodami jam atributus, šiuo atveju atributą A, kuris yra A1 ir atributą B, kuris yra B1. Tada galim paimti objektą vieną ir jį praplėsti ir sukurti objektą antrą. Ir čia patikrinam, ar iš esmės veikia create ir extend. Pasižiūrim. Vienintelis įdomus dalykas yra extend, tai yra kaip praplės kitą objektą. Kadangi mes turim žodynus, praplės labai paprastas, sukuriam tuščią žodyną, ne tuščią, o naują žodyną su proto, nurodytų į būtent tą, ką praplečiam. Ir jeigu turim papildomų atributų, juos tiesiog sumetam į tą žodyną ir šlabunkš turim naują objektą. Create iš viso yra tiesiog shortcutas į extend, kad perdodam va kanoninį objektą ir va jo atributus. Tai čia kaip sukurti prototipinius objektus, tai mūsų prototipiniai sistemai. Lendam toliau kur nors kitur. Antras demo. Antras demo čia jau nepatiktų funkciniam programuotojam, nes čia mes keisim state'ą, keisim būseną. Vėlgi, sukuriam objektą 1 su atributu A1, praplečiam objektą 1 ir turim objektą 2 ir užmetam raktą B kaip B2 ir tikrinam. Ar objekto A. Čia mes rašysim get ir set. Visi bus get ir set. Mes susitarėm, kad mūsų sistemoje mes tiesiogiai neliečiam to žodyno, būtent tos implementacijos, to objekto žodyno raktų. Mes turim pagalbinius get ir set. Čia mes tikrinam, kaip jie veikia, paskui parodysiu, kaip juos implementuoti. Tai va. Tai mes turim du objektus. Objektą 1, jisai rodo į kanoninį objektą, objektą 2, kuris rodo į objektą 1. Objektas A turi A raktą, objektas B turi B raktą. Čia tikrinam, ar get veikia. Objektas 2, bandysim gauti raktą A, kadangi jisai neturi, bet jo prototipas turi gražinti A1. B raktą turi, tai turi gražinti B2. Tada užmesim ant objekto antrą raktą ir žiūrėsim, ar jisai jau gražina pačio objekto raktą, o ne jo prototipo. Ir tuo pačiu žiūrėsim, ar netyčia neužrašėm ant objekto 1 raktą.
ir patikrinsim kažkokį neegzistuojantį raktą. Jeigu veikia, turėtų man parašyti it's fine. Čia kažkas tai darosi. Yra gelbėjimo operacija. Tobulai. Nelabai, bet nieko. Tai va. It's fine, reiškia veikia. Pasižiūrim pačią implementaciją set ir get. Set yra paprastesnis nei get. Mes nieko nedarom, paimam tą patį žodyną ir jo raktą uždedam naują reikšmę. Viskas. Ir grąžinam tą reikšmę, nors jos nenaudojam, bet grąžinam ką nors. Tada getas yra šiek tiek įdomesnis ir čia yra viso prototipiškumo esmė yra šitas getas. Tai yra, ką mes darom, pasimam objektą ir mes turim jo atributą, kurį norim gauti. Tada jeigu atributas yra pačiam objektai, tiesiog grąžinam. Jei nėra, bandom keisti esamą objektą į jo prototipą. Jeigu nebėra prototipo, išeinam iš ciklo, nes kaip ir pasiekėm visą prototipo steko galą. Ir grąžinam nonę, jeigu nėra. Čia yra vienas būdas, kaip apgauti mano šitą sistemą. Tai yra, paimi A ir B objektus ir A prototipas tampa B, o B prototipas A ir tada tiesiog galės šildytis namus savo kompu, nes suksis amžinasis ciklas. Kas visai yra gerai šį pavasarį. Tai va, vis dar veikia, reiškia nieko sugriojau. Ir objektinis programavimas nebūtų objektinis programavimas, jeigu nebūtų metodų. Tai va, čia eksperimentinė metodas. Tiesiog galima kaip atributą priskirti funkciją Pythono ir tada su call ją kviesti ir žiūrėti, ar grąžino 2. Jo grąžino 2 ir čia turėtų irgi 2. Nes objektas 4, objekto 4 prototipas yra objektas 3 ir objektas 3 turi metodą get duok man 2. Tai va, pažiūrim, ar veikia. Jo veikia, it's fine. Aš dar nerodysiu, kaip įgyvendinti call metodą, nes yra magija. Aš turiu laiko magijai. Jo, aš turiu laiko magijai. Tiksliau erezijom. Tai va, man nepatinka JavaScript, bet tenka programuoti JavaScript, dėl to va, sukūriau prototipinę implementaciją, kuri turi this. Va, jie mato, čia yra this. Ja? Yra get foo plus 1 ir jisai naudoja this. Tai va, sukuriam prototipinį objektą, kuris turi metodą get foo plus 1 ir 2 jį gyvendinančius objektus, tai yra jį praplečiančius 2 objektus. Objekt 5 ir objekt 6 ir nustatom skirtingus foo jam. Vienas yra foo1 ir foo2. Tai reiškia, kviečiant metodą, objekt 5 kviečiant metodą get foo plus 1, mes turėsim gauti 1 plus 1 lygų 2, o 6 kviečiant get foo plus 1 turėtum gauti 2 plus 1 ir gauti 3. Jis naudoja global this ir turėtų veikti, pažiūrim ar veikia. Veikia. Dabar pažiūrim, kaip man pavyko tai padaryti. Man to nėra? Nėra. Jisai pyktų ant manęs. Visų pirma, kaip turėti globalų kintamąjį. Išmokysiu, visi džiaugsis code review'uose. Yra Python 2 būdas ir Python 3 būdas. Importuoji buildins arba under bundles ir kažką priskiriu. Ir turi globalų kintamąjį. Šiuo atveju aš sukuriu savo objektą,
this ir jisai mano bus globalus this globalioj vardų erdvėj, globaliam namespace. Taip, tai yra labai blogai, bet tai veiks. Beje, JavaScriptas daro tą patį. JavaScriptas globalioj vardų erdvėj turi vis, kuris yra į kažką rodo, jisai rodo į window objektą, naršyklėse, jisai rodo į balažino ką Node.js, bet jisai privalo rodyti pagal definiciją. Tai ir mano prototipinis implementacija privalės rodyti kažką ir jisai rodys į bilenką kažkokį objektą. Create. Kaip vyksta callas? Callas vyksta labai paprastai. Aš perpanaudoju savo get gauti atributo reikšmę, tai yra funkcija. Tada išsisaugau esamą this, pakeičiu globalios vardų erdvė this su dabartiniu perduotu savo objektu va čia. Iškviečiu funkciją, gražinu backupą this, gražinu rezultatą. Veikia, nedarykit to, arba darykit. Ne, geriau nedarykit. Tai va. Kaip ir viskas. Ačiū, kad klausėte. Jei turite kažkokių klausimų, neįsivaizduoju kokių, galite užduoti. Ne. Yeah. Any more questions? So thank you, Petras, again for JavaScript and Python.